centro kitos jau komandos. Ir kol klaipėdiečiai rezga savo ataką ir jie 2 taškais. Kozys NKL finalo ketvirtį nerungtyniavo ir jo net nebuvo Palangoje. Klaipėdiečių atakos metu Grantas Vasiliauskas. Monstras, žvelgiant į statistiką, ir dabar jis, būtent Klaipėdos komandos strategas Alfredas Kaniava, čia arčiau krepšio ir padaro gerai iki lemiamo metimo. Grantas Vasiliauskas, dar vienas ir šios atakos metu. Vitalijus Kozys. Sigitas Krukis minėjo, kad ir gynyba prieš klaipėdiečių atsakymas. Čekūnovas atakuoja iš tolėliau, nepataiko su kamuoliu ir toliau klaipėdiečiai. Ir čia jo oponentas ir pagrindinė jėga Grantas Vasiliauskas kitoje barikadų pusėje šiandieną. Jo perdamas Čekūnovui, Čekūnovas komanda. Po pirmojo kėlinio yra lygus 15-15. Su kamuoliu pirmieji antrame ketvirtyje yra klaipėdiečiai. Alytaus yra žvėriškai didelis Lietuvos mastais. Jokubatis keičia atakos kryptį. Haroldas Rokas. Iš toli ryžtas įmetimų ir pataiko Haroldas Rokas. 13 minučių, tik 2 taškai jo sąskaitoje. Kiti krepšininkai. Ne. Siminas bando aplenkti Vasiliausko gynybą ir kviečiu atakos į Alytaus komandos baudos aikštelę. O čia aštrus reidas jau kitoje aikštės pusėje. Klaipėdiečių atsakymas Eimantas Žilius ir 2 taškus per 18 pirmųjų žaidimo minučių. 3 sekundės tiek laiko ir iki ketvirčio finišo. Jokubaitis guldo už jas. Ir būtent šis treneris Grantas Vasiliauskas ruošiasi pradėti naują ataką su komandos draugais. Ir 2 taškai su pražanga. Haroldas po 27 taškus atkovojantis po 14 kamuolių. Su kamuoliais kol kas viskas. Gynyba tikrai nebuvo bloga. Alytiškiai per pirmosius 2 kėlinius. 10 sekundžių iki klaipėdiečių atakos pabaigos. Rokas Jokubaitis pagąsdina savo tiesioginį oponentą ir pelno 2 taškus. Po 14 taškų pranašumo, kurį iki 4 sumažino vilniečiai. Ataka bus rezultatyvi. Galbūt mes matysime dariai nuplauktų šuniuje nuo ligos. Finalio rungtynių metu, kuomet Tadas Vaičiūnas, Vilniaus komandos lyderis, tų pataikymų į žaidimo, nors metė apie 20 metimų. Vasiliauskas šį kartą pataiko. Vasiliauskas įsijungė savo 5-ąją pavarą ir dabar 2 taškai su pražanga. Grantas Vasiliauskas tiesiog triumfuoja. Šlus. Greita Alytaus komandos Armolio nugali savo oponentą Žilių. Vasiliauskas sudėtingas metimas rinktinėje. Jis buvo vienas iš lyderių. Vasiliauskas dar ir bloko apdovanoja oponentą, o po to pats klysta. Priekyje ir toliau klaipėdiečiai. Į finalą prieš rungtynės kalbintas Krukis, priminsiu, kalbėjo, kad jo komandai jau pelno dar 2 taškus ir jo sąskaitoje jau 21 taškas. Kozys pataiko iš toli nuo lentos. 2 taškių metimų Pocevičius, jo metimas netikslus, arčiau krepšio ir čia štai taip. Ponis pataikė, o Vitalijus Kozys galėjo pelnyti dar 2 taškus. Čia užtikrinta ir labai ramyboje, nors tų kamuolių statistika jau senokai ne jų naudai. Jis Vasiliausko rankose iš karto drąsiai atakuoja. Nepataiko jis, Haroldas Rokas. Jo metimas 57-63. Rusminga gynyboje Vasiliauskas vėl matyti imsis lyderio vaidmens. Atmetęs atakuoja ir pataiko Grantas Vasiliauskas 61-63. Darosi labai kar. Jo atkovotas kamuolys. Ir jo 2 taškis kelia visus iš savo vietų. Pataikęs vienu kitų metimų daugiau. Arčiau krepšio ir 2 taškai Laurynas Balkūnas. Haroldas Rokas pasinaudoja pagundą, meta ir pataiko Haroldas Rokas. 10 sekundžių. Be pražangų, žinoma, ginasi klaipėdiečiai. Arčiau krepšio Vasiliauskas ir čia puikiai ataka. 70-65 Alytaus komanda artėja prie savo šios krepšininkų kartos didžiausios pergalės. Tačiau Alytaus komanda. Na, gudrus tas Lapinas Sigitas Krukis. Sakė, Rokas 16 taškų, Balkūnas 19 ir Vasiliauskas įėjo į aikštę 4-ame kėlinyje didesnį žaidimo daliai ir padėjo savo komandai pelnomais taškais bei kampiai. Rytoj rungtyniaus dėl aukso medalių. Niekas nesitikėjo ten jų išvysti.